Garbė Jėzui Kristui. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Lai susirinkę didžiūnai savo prieš mane taręs, aš tavo tarnas, apie tavo valią mąstysiu. Mane tavo potvarkiai žavi, visi tavo norai man tikri patarėjai. Tau atvėriau savąjį kelią ir mane išklausei, mane savo įstatymų mokyk. Leisk pažint tavo priesakų kelią ir nuostabius tavo darbus mąstysiu. Į klystkelius patekti neleiski, suteik man savo įstatymo malonę. Esu pasiryžęs tiesos kelio laikytis, prie tavo įstatymų taikaus. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Minia buvusi anoje ežero pusėje matė, kad ten tebuvo viena valtis ir kad Jėzus nebuvo įlipęs į valtį su mokiniais, o šie išplaukė vieni. Rytojaus dieną iš Tiberiados atplaukė kitų valčių ir sustojo netoli vietos, kur žmonės buvo valgę Jėzaus palaimintos duonos. Sužinoję, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: Rabi, kada suspėjai čionai atvykti? O Jėzus prabilo į juos: iš tiesų, sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos iki soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė: ką mums veikti, kad darytumėte Dievo darbus? Jėzus atsakė: tai ir bus Dievo darbas. Tikėkite tą, kurį jis siuntė. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū Laimai už paskaitymą. Pasiklausykime, kągi sako šiandien žodžis tarp mūsų. Tai bus įžvalga į psalmę atliekant. Tavo įsakai man žavūs. Ar kartais nesusigūžėte pagalvojęs, kad reikia Viešpaties klausyti? Galbūt baiminatės, kad jo įsakymai trukdys iki galo įsipildyti jūsų viltims ar apribos jūsų siekius. O iš tiesų Viešpaties įstatymas mūsų neapriboja. Jis veikiau mus išlaisvina. Jo laikydamiesi tampame Dievo sūnumis ir dukromis, kurių didžiausia laimė vykdyti savo tėvo valią, eiti jo takais. Šiandienos atsakomoji psalmė be paliovos gieda gyvių Dievo įstatymų. Kaip ir kita išminties raštyje, 119 psalmė priešina teisiojo dorybės su nedorėlio ydomis. Psalmė nuolat kartodama išaukština palaiminimus kylančius iš įsišaknyjimo ir įsitvirtinimo įstatyme. Dievo apreiškimą, jo pamokymus, pažadą, jo žodį, įsakus, potvarkius, priesakus. Kiekvienas iš 22 psalmės posmų pradedamas iš eilės vis kita hebrajų kalbos abėcėlės raidė. Hebrajų kalbą sudaro 22 abėcėlės raidės. O pirmasis kiekvienos to paties posmo eilutės žodis pradedamas tą pačią raidę. Pasak jėzuitų biblisto Matskenzė, 119 psalmė turėtų būti asmeninės maldos pradžia ir pagrindas. Psalmistas sukūrė tokią giesmę, kuri pamaldžiai sielai būtų didelė atspirtis.
padedanti pakilti į meilę persmelktą protu nesuvokiamą Dievo gerumo kontempliaciją. Psalmistas žinojo, ką daro, ir tai atliko puikiai. Išties, perskaityti visas 176 psalmės eilutes vienu prisėdimu būtų jau per daug. Verčiau visą dieną skirti vienam ar dviem posmams apmąstyti. Pamąstykime pasirinktus psalmės žodžius šiandien dieną. Melskime šventąją dvasią pakylėti mūsų širdį. Leiskime jai parodyti, kaip galime gėrėtis, džiaugtis, viltis Dievo įstatymu, kaip jis mums gali suteikti gyvenimą, išmintį ir laimę. Melskime dvasią padėti mums laikyti įsakymus nuostabiomis dovanomis, o ne slegiančiomis naštomis. Tie žodžiai tepanardina mus dar giliau į Tėvo širdį ir tepadeda dar su didesniu džiaugsmu ir pasigėrėjimu priimti jo mums siunčiamus kelius. Mokyk mane Viešpatie savo įstatų kelią ir jo laikysiuosi ir dieną ir naktį. Vesk mane savo įsakymų taku, nes tai man labai rūpi. Taigi ačiū, kad klausėte. Na, iš tikrųjų, mes turim šiandien psalmę ir, kaip ir sakom, ypatingą. Tai ne šiaip savo sugalvota. Ir ta psalmė, jeigu mes ją skaitytume, tai giliai galbūt pajudintų mūsų širdies gelmėse prisnūdusius tuos geruosius jausmus, geruosius meilės, nepavydų, geruosius bendrystės troškimo jausmus. Pabandykime pasimelsti ir paprašyti už tai. Melskime šiandien, aišku, mes turim puikią dieną. Mes turim šiandien 15 balandžio, kur mūsų Rita švenčia savo gimtadienį. Tai iš tikrųjų mūsų bendruomeniai taip pat yra džiugi diena. Melskime mes už Ritą, melskime už jo šeimą, melskime už jos vaikus, prašydami Viešpaties malonės jai ir jos artimiesiems. Jeigu jo šeima viskas bus gerai, tai iš tikrųjų Ritai jau bus viena pusė gerai. Melskime taip pat mes už visą mūsų bendruomenę. Jeigu jai darbe bus gerai, vadinasi, jai bus pilnatvė. Tai iš tikrųjų Rita galės savo širdį atverti ir savo mokiniams ir mums visiems. Neįžvelgiant nei pavydų, neįžvelgiant nei garbės troškimų, neįžvelgiant nei visų kitų neįgiamų dalykų, kurie užmigduoja kartais mus. Tai prašykime Viešpatie šitų malonių. Taip pat, kaip jūs matote, mes turime mūsų iš Ruandos, mūsų jaunimą iš Ruandos, kurie iš tikrųjų galbūt mes praeitą savaitę taip pat meldėmis, prašydami Viešpaties malonių, kad mums spręstųsi šitie klausimai ir kad iš tikrųjų jiem tos vizos būtų pratęstos, kad jie nuo rugsėjo 1 galėtų pradėti mokslus pas mus, mūsų centre. Mes meldėmės ir prašėme. Mes žavėjomės jų geranoriškumu, jų bendrystę. Iš tikrųjų, tas, kas pas juos jų širdelėse išlikė, bendrumas, vienas kitam meilė šalia esančiam, man iš labai, kaip aš jums ir minėjau, iš nedidelio bendravimo su šituo jaunimu, matėsi, kad jie vienas už kitą tiesiog stoja ir tiesiog gali ne tai, kad pavydi vienas kitam, bet jam rūpi ne jis pats daugiau, o šalia esantis. Tai iš tikrųjų būtų didelė laimė, kad mes galėtume padėti šitam jaunimui, kuris nukentėjo prieš 20 metų nuo baisaus įvykio Ruandoje. Apie jį mes visi žinome. Šitie vaikai, šitie jaunimas tikrai neturi savo tėvų, neturi savo artimųjų. Tai manau, kad tie žmonės, va čia, kurie dabar taip pat atvyko su jais, jie taip pat prisėmė atsakomybę už juos. Melskime ir už juos. Prašydami ir už tai šeimas, kuriuose šitie ruandiečiai būna.
ir kurie taip pat, manau, kad mes kalbėjom ir, sako, ir tuos vaikus, kuriuos turi tos šeimos, ir jiem yra tam tikras pavyzdys. Tai aš manau, kad jei jie bus mūsų bendruomenėje, tai mūsų bendruomenėje taip pat galbūt sužadins tą jausmą, bendrystės jausmą, tą atvirumą, matant akivaizdų pavyzdį, o ne tik skaitant apie tai. Tai melskime, prašykime viešpaties malonių, aišku, liko 2 dienos. Matysime šiandien, jie 17 dieną turi išvykti. Jeigu šiandien mums pavyks viską įspręsti, vadinasi, šitie jaunuolis pasiliks čia. Jeigu nepavyks, vadinasi, mums teks Ruandą vykti vasarą, tvarkyti jų visų. Na, taip pat, aišku, laukia didelį kelionį, bet mes tą padarysim. Tikrai jūs galite nusiminti. Tikrai mes padarysim. Tik per vėlai buvo kreiptasi į mus ir kadangi Dievas su mumis, tai kas ir prieš mus. Tai aš manau, kad mes šitą klausimą įspręsime. Melskime viešpaties malonių, siunčiant šventąją dvasią į mūsų visų tų žmonių, kurie susiję su šitais ruandiečiais širdis, tam, kad tie sprendimai būtų pagal Dievo valią. Melskime už mūsų vadovus visus, už Seimo narius, už mūsų prezidentę, už mūsų švietimo ir mokslo ministrą patarėją ir visus kitus, siunčiant šventąją dvasią į jų širdis, tam, kad tie sprendimai būtų Lietuvos naudai. Melskime už mūsų kurortų skyriaus veiklą. Sakau dėl to, kadangi visą laiką, kai pamatai, ne, kad kur nors jau kas nors geriau vyksta, atsiranda pavydą, atsiranda vėl visokie dalykai. Melskime, prašykime viešpaties malonių, kad iš tikrųjų viešpaties pagalba galima būtų, ramiau gyventi, šiek tiek ramiau gyventi. Nors kitą kartą tas neramus gyvenimas mus pakylėja, mūsų tvirtina, ta kančia galbūt kitą kartą reikalinga ir galbūt Dievas ją siunčia neatsitiktinai. Tai prašykime viešpaties pagalbos visame kame. Prašykime viešpaties pagalbos Švento Ignaco kolegijos veikloje, stiprinant tą bendruomenę. Prašykime šiandien ir melskime už mūsų visus mokinius, už studentus, nes šiandien pirmoji diena, kai jie susirenka į mokyklą. Melskime mums tos išlikimo, to širdyje meilės, tą, ką iš tikrųjų aš dėkinga visai bendruomeniai per olimpiadą. Iš tikrųjų tas buvo išlaikyta, tas dėmesys. Aš suprantu, kad galbūt ne taip paprasta buvo tą padaryti, bet prašykime viešpaties, kad pasiliktų ta meilė mūsų širdyse, kad liktų ta dovana ir saviems, liktų ta dovana mūsų mokiniams, liktų ta dovana vienas kitam. Prašykime tos išminties ir mums patiems, kad mes su atsakingumu žvelgtume į kiekvieną žmogų, kuris mums iš tikrųjų yra labai brangus. Melskime mes, prašykime už sergančius mūsų žmonės. Melskime už ekscelenciją, melskime už Ždunutę ir visus kitus esančius ligos patale. Melskime už tėvą Gintarą, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad jis mus toliau stiprintų dvasių. Melskime už mūsų Pranciškų, melskime už emeritą Bačkį, melskime taip pat už Benediktą, prašykime jiems stiprinti juos dvasioje, kad jie galėtų dėl mūsų savo maldomis, kad viešpats juos galbūt išgirs greičiau negu mus, niekas čia nežino. Prašykime, kad jie melstųsi už visą pasaulį, iš tikrųjų, kad mes galėtume atsikratyti nuo tokių blogybų, kurios kitą kartą akivaizdžiai matomos, bet vis tiek mes į jas įlūsame. Tai aš kalbu apie šeimas, apie šeimų klausimą, apie šeimų išvykimą, apie meilę vienas kitam, apie to tokio noro vien tik pinigai. Iš tikrųjų, tie dalykai daug ką nužudo. Tai prašykime viešpaties malonių. Na ir taip pat mes melskime už mūsų išėjusius žmonės. Melskime mes už Darių, už Alfonsą, už Aušrą, už Liliją, Ingridą, Mariją, Rimantą, Ireną, Violetą, Sigitą, visus kitus savo brangius žmonės. Mes prisiminkime ir prašykime Marijos globos jų sieloms ir užtarimo mūsų reikaluose pas viešpatį. Na ir dėkokime šiandien, be galo dėkokime viešpačiui už tai, kad jis su mumis.
už tai, kad mes čia galime susirinkti, už tai, kad mes galime save pasotinti, ne vien tik fizinį mūsų kūną, bet ir dvasinį, kad mes galėtume tikrai būti žmonėmis, išlikti orūs ir galėtume kitus pripažinti ir laikyti oriais. Tai prašykime, dėkokime ir džiaugimės, kad jis čia. Dar kažką noriu sakyti, Vaida. Aš noriu mergaitės mūsų konkursantės, Pelenės dalyvės konkursantės šiandien aš labai paprašysiu pasimelsti už jas ir tokiom niekada nepraeitų noras toksai dalyvauti ir siekti rezultatą. Aš irgi galvoju, kad buvo taip ir sutarta, kad mūsų kirpimo skyriaus ir kosmetikos, jeigu yra mergaitės, kurios tikrai važiavo į Pelenę, jūs žinot, mes buvom tik dalis susirinkę, ar ne, su tom, kuriom ten buvo nugalėtos ir prizininkės. Sako, kitą kartą tas nugalėjimas yra labai svarbu, bet pralaimėjimas yra dar svarbiau, ar ne, kad tu ne pirmą tą vietą gauni tam, kad tu galėtum paskui siekti, o ne tu, kad tu nusiraminai ir viską aš jau žinau ir tada tas jausmas užplūsta ir jau aš esu protingų protingiausia. Tai melskime ir dėkokime Viešpačiui ir už tais mergaitės, ir už jų norus, ir už mokytus, kurie rengė, ir prašykime Viešpaties pagalbos. Ar dar turim kokių intencijų? Tai tada jungiamės bendrai maldai.